Šįryt Lietuvos pradinukai dieną pradėjo košės pusryčiais. Taip jie paminėjo pasaulinę košės dieną, švenčiamą spalio 10-ąją. Koše pusryčiavo apie 400 mokyklų, daugiau nei 56 000 pradinių klasių mokinių. 3 tonas košės dovanojo grūdų perdirbimo bendrovė Malsena. Prie projekto prisidėjo ir Sveikatos apsaugos ministerija. Žmogaus sveikatą lemia 3 faktoriai – genai, aplinka ir gyvenimo būdas. Svarbiausia – gyvenimo būdas, tai reiškia sveikai maitintis ir daug judėti. Nuo senovės yra žinoma, kad ryte arba vakare reikia valgyti košės. O kokią pasirinkti? Ryžių, grikių, perlynių, miežinių kruopų. Kiekvienas turi rinktis pagal poreikį ir savo sveikatą. Gero apetito. Mums rūpi, ką valgo mūsų šalies vaikai. Šiuo košės dienos projektu siekime pakeisti vaikų valgymo įpročius ir parodyti, kad košė gali būti ne tik sveikas ir geras pusrytis, bet ir užkandis dienos metu.